Statistika rodo, kad per pirmuosius 6 šių metų mėnesius ketvirtadalis Lietuvą aplankiusių turistų apsistojo kurortinių miestų apgyvendinimo įstaigose. Druskininkuose sulaukėme 62,5 tūkstančio svečių. Augimas 15%, tai tikrai geras augimas ir norėčiau pasidžiaugti kartu su visom kurorto įstaigom, kad vis tik tai daroma viską, kad turistų srautai augtų. Jūs žinote, kokie augimo tempai yra kitose šalyse. Lietuva iš tiesų viena iš pirmaujančių valstybių pagal turizmo plėtrą ir džiaugiamės, kad mes druskininkiečiai prisidedame prie to, kad mūsų kurortas tampa vis populiaresnis ne tik lietuvių tarpe, bet ir užsieniečių. Apie 55% nakvynių suteikta per pirmąjį pusmetį užsieniečiams ir augimas srautų iš Rusijos rinkos siekia beveik 50%. Toliau mūsų per pirmąjį pusmetį gerokai daugiau aplankė mūsų kaimynų Latvijų. Vokietijos rinka, taip pat augimas 9%, tai tikrai labai geri rodikliai. Turbūt čia daug prisidėjo spa centrai, Eglė, Granspa Lietuva, kiti, kurie dirba su tokiais klientais ir teikia jau reabilitacijos paslaugas vokiečių piliečiams. Taip pat visos kaimininės valstybės, tai yra Baltarusija ir panašiai, šioks toks mažėjimas buvo tik Lenkų. Tikiuosi, kad vasarą viskas įsilygins ir mes išsaugosime klientą ir iš Lenkijos, kuris pamėgo mūsų savaitgaliais. Tai apibendrintai galima pasakyti, kad iš tiesų pasidžiaugti tik galime, kad kol kas viskas gerai ir noriu pasidžiaugti, kad atsiranda augimas, vis didesnis domėjimas atsiranda druskininkais ir iš vakarų Europos pusės. Taip, dar labai stinga reklamos Prancūzijoje, Italijoje, Skandinavijos šalyse ir visur, bet kiek teko susitikti su Norvegijos grupėmis. Vakar daug bendravau su italais, iš tiesų mūsų paslaugos labai būtų konkurencingos tose rinkose, bet dar mes esame mažai žinomi. Ir turbūt labiausiai mums įdomi tai Skandinavijos rinka, jeigu pavyktų daugiau veiksmų nukreipti į kurorto pristatymą, kurorto paslaugų pristatymą būtent Skandinavijos šalyse, manau, kad neužilgo mes turėsime didesnių srautų ir iš tų šalių. To norėčiau palinkėti mūsų kurortui ir visiems dirbantiems. Į druskininkus svečius traukia ne tik išpuoselėta kurorto aplinka, bet ir čia teikiamų paslaugų kokybė. Jiems mūsų miestas patrauklus ir dėl svetingų paslaugių čia gyvenančių žmonių. Kol kas, kai 80% atvykusių užsieniečių rusakalbiai ir vyresnio amžiaus žmonės dar gerai atsimena rusų kalbą, kol kas atsiliepimai tikrai labai geri apie teikiamas paslaugus, kad druskininkiečiai yra labai paslaugus, linkę padėti kiekvienam. Ir tai yra veidas. Vis tik tai veidas yra ne vien kaip atrodo miestas, o veidas tai yra pirmas sutiktas žmogus ir pakalbintas. Ar jisai buvo malonus, ar jisai suteikė informaciją, ar jisai nusišypsojo ir padėjo svečiui kažką tai atrasti, sužinoti ir panašiai. Tai visi mes esame druskininkų veidas. Tiesiog apie tai turime nepamiršti ir kalbėtis nuolat, sutikus svečią, lyg jis atvyktų į mūsų namus. Pasitikime jį iš tikrųjų su šypsena, tuomet turbūt atsiliepimai apie mus bus dar geresni, o kiek teko bendrauti iš tiesų
Čia atvykę svečiai stebėsi žmonių nuoširdumu, žmonių paslaugumu. Tai išsaugokime tas vertybės ir mokykimės turbūt ir jaunimas moka geriau anglų kalbą. Čia jau jaunimas turėtų labai daug dirbti su atvykusiais svečiais iš vakarų Europos šalių, kad taip pat paliktų labai gerą įspūdį aptarnavimo srityje, nes kalbos barjeras iš tiesų trukdo atvykę vyresnio amžiaus žmonės į šalį, kurios visiškai nežino, jie turi įvairių baimių. Taigi, jeigu mes tapsime ambasadoriais savo miesto, tai tuomet ta baimė išnyks ir jie pajus ir supras, kad čia gali būti saugus, kad čia geros paslaugos. Palyginus su Norvegija, turbūt tiesiog reiškia labai konkurencingos paslaugos ir tikrai, manau, tokiu būdu mes galime padidinti srautus.